Nors šiais laikais viskam ir visur ieškoma naujovių, tačiau kai kuriuose srityse seni laiko patikrinti dalykai visuomet turi vertę ir naudą. Prieš kelis tūkstančius metų Tibeto medikų sukurti receptai padeda šių dienų žmogui atkurti vidinę kūno energijos pusiausvyrą. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs gydytojas iš Tibeto pasakojo, kad jų medicinoje yra keli pagrindiniai gydymo būdai. Tai pilnavertė mityba, mineralinių medžiagų vartojimas, masažai, akupunktūra ir prireikus vaistai. Siūlomas visas gydymo kompleksas. Apskritai Tibeto medikai pirmiausia patarė ieškoti būdų ne ligai gydyti, o užkirsti jai kelią. Prevencija tai ne tik vakcinos, vaistų vartojimas, prevencija priklauso nuo mūsų. Gerai, kad gauname daug informacijos apie sveiką mitybą, gyvenimo būdą. Mano manymu, turime rimtai reaguoti į šią informaciją. Gydytojas Nida siūlo žiūrėti į senus žmones ir įžvelgti ligas, kurioms buvo galima užbėgti už akių. Anot jo, neturėtume savo rankomis griauti laimės. Žmonės gyveno dėl skirtingų dalykų, bet vienas dalykas yra visiems svarbus – tai laimė. Yra daug skirtingų būdų ją pasiekti. Pirmiausia, turi būti gera sveikata, mėgstama veikla, ilgas gyvenimas ir taip toliau. Bet aš sakyčiau, kad tikroji laimė – tai fizinė ir dvasinė sveikata. Through becoming rich and so on. There are many different ways to approach that happiness. Tibeto medicinoje, holistinėje sistemoje, ieškant kaip išlaikyti dvasios ir kūno pusiausvyrą, daug dėmesio skiriama ramios ir taikios dvasios išsaugojimui. Iš vienos pusės sveikatos šaltiniai yra komplikuotas dalykas, bet iš kitos paprastas. Tai tik klausimas, kaip mes sutarėme su savimi. Gera sveikata yra mūsų pačių rankose. Jei norite būti sveiki ir laimingi, viskas priklauso nuo jūsų. Mums reikia gilesnio supratimo apie gyvenimą, gyvenimo būdą, užimtumą. Reikia naujos medicinos sistemos, naujo švietimo. Reikia pagalvoti, kodėl esame tokie užimti. Jei sulėtintume tempą, pakeistume gyvenimą. Aišku, tai užims laiko, bet mums reikia kitokio mąstymo. Medical system or new kind of education to change and to help people to change the way how we think and the way what we do. Gydytojas iš Tibeto paminėjo, kad jų kraštuose vartojami vaistai sudaryti iš mineralų ir augalų. Vieni komponentai suteikia pagrindinį poveikį, kiti papildo pagrindinių komponentų gerąsias savybes. Treti slopina šalutinius poveikius. Taip sukuriama visiškai nauja veiklioji medžiaga, labai efektyvi, beveik neturinti šalutinio poveikio. Tibetietiški vaistai, teigia gydytojas, sužadina organizme savireguliacijos procesus. Ir vienas tokių vaistas pagamintas remiantis tibetietiška receptūra – Padma Sirkosa. Tai labai įdomus produktas, nes jis turėjo ilgą kelionę. Jo formulė buvo sukurta ir išplėtota Tibete, tada keliavo į Mongoliją, vėliau tobulintas Rusijoje, Lenkijoje ir galiausiai Šveicarijoje. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi dėl šio vaisto, nes jis buvo gamintas Šveicarijoje, kuri pasižymi aukšta vaistų kokybė, jų efektyvumu. This herbal formula had its own adventure and journey and very fascinating, Vaistas Padma Sirkosan skirtas palengvinti kojų, rankų arterijų sklerozės, periferinių arterijų okliuzinės ligos simptomus, dilgčiojimą, tirpimo jutimą, blauzdų raumenų mėšlungį. Remintis Tibeto medicinos tradicija, vaistai, kuriuose yra kamparo, tarp jų ir Padma Sirkosan tabletės, gerina kraujotaką bei širdies darbą, slopina uždegimą, sukelia antibakterinį poveikį. So it's a very interesting combination. Labai įdomi šio vaisto kombinacija, kadangi pagal Tibeto mediciną mūsų kūnas yra kontroliuojamas 3 tipų energijos – šalčio, karščio ir neutralios energijos, tai šiame produkte yra visų jų balansas. Tai labai įdomi formulė. Balancing each of these parts of the energies. Somehow it's a very interesting formula. Be minėto Padma Sirkosan yra dar keli produktai sukurti pagal tibetiečių receptūras. Tai Padma Nervotonin vidiniai ramybei, Padma Digestin sveikam virškinimui, Padma Hepaten kepenų funkcijai palaikyti. We think there is a big difference from the ancient time to modern time. Mes paprastai manome, kad yra didelis skirtumas tarp senųjų ir moderniųjų laikų, bet iš tikrųjų viskas yra panašu.
Kaip jūs galvojate, ką žmonės tuo metu valgė? Jie valgė mėsą, duoną, makaronus ir moderniais laikais tas pats. Mes miegame, senovės žmonės taip pat miegojo. Pagrindiniai dalykai nepasikeitė, tik dabar patiriame daugiau streso, esame labiau materialistai, o to meto žmonės buvo dvasingesni. Tai didžiausias skirtumas, bet fiziniai dalykai nelabai pakito. Todėl senovės medicina gali padėti mūsų kūnui. Farmacijos įmonė Padma, įkurta prieš daugiau kaip 40 metų Šveicarijoje, Ciuriche, iki šiol yra vienintelė įmonė Europoje gaminanti augalinius vaistus ir maisto papildus pagal Tibeto receptūras. Padma mokslininkai, pasitelkdami moderniausias mokslo priemonės ir metodus, ieško paralelių tarp vakarų mokslo ir tradicinės Tibeto medicinos. Rezultatai rodo, kad rytų ir vakarų medicinos pasiekimai efektyviai papildo vieni kitus, o holistinis Tibeto medicinos požiūris vis labiau pritaikomas nūdienos gyvenime. Unikalūs Tibeto medicinos receptai, šveicariškos kokybės ir rytų išminties derinys.